Visą savo trumpai trunkančią YouTube karjerą praleidau analizuodamas ir kalbėdamas apie kitų žmonių darbus, pasiekimus ir nuopuolius. Nepaisant to, visą tą laiką mano galvoje kirbėjo mintis, jog noriu išbandyti save kitokiame amplua. Dienos bėgo, dienas keitė savaitės, o savaitės mėnesiai, kol galiausiai supratau, kad praėjo daugiau nei pusę 2025 metų. Tuomet garsiai savo pagalvojau, kada jeigu ne dabar ir kokiu geresniu būdu nei David Goggins sugalvotų 48 mylių per 48 valandas iššūkių. Kas nesate susipažinę, kas yra David Goggins, trumpai jums paaiškinsiu. Jis yra buvęs Navy Sealas, jam priklausė daugiausiai per parą atliktų prisitraukimų rekordas, jis nubėgęs ne vieną ultramaratoną, vieną iš jų netgi su sulaužytais pėdų kaulais, todėl būtent tai yra žmogus, kurio iššūkį aš noriu įveikti. Aš nesakau, kad aš toks pat kietas, aš šiek tiek tą iššūkį patobulinau. Bėgsiu 48 km per 2 paras, o kad būtų lengviau suprasti, tai po 4 km kas 4 valandas ir taip ištisas 2 paras. Tarkim, pradėsiu bėgti 8, tuomet reiks bėgti 12, tuomet 4, tuomet 8 vakaro ir 12 nakties. Ir taip viskas suksis, kol apsisuksiu tuos ratus ir galų gale nubėgsiu 12 bėgimų. Aš nesu bėgikas, būtent tai manau ir daro šį iššūkį įdomiu, nes kodėlgi ne, kodėlgi aš jo negaliu įveikti, pamėginsiu, pasiimsiu kartu ir jūs, jeigu pavyks viskas bus liuks, jeigu nepavyks galėsit pasijuokti, galėsim pasidaryti kažkokių išvadų ir galėsim sakyti, kad šitas blynas prisvilo. Na, o dabar einu, pradėsiu mankštinti savo kojas, pasiruošiu visą aprangą ir avalynę ir susitiksim su jumis jau rytoj. Pirmas iššūkio bėgimas prasideda maždaug taip. Turim gražų vasarinį lietų. Šiandien yra Liepos 10 diena. Nelabai panašu, kad vasara iš tikro, bet turim ką turim. Nusprendžiau pradėti iššūkį būtent šią dieną, todėl reikia pradėti. Ir šiuo metu yra maždaug po 4-3 gal minutės, tai madingai vėluoju, bet ką padarysi? Yra kaip yra. Nu ką, jau įvykta beveik pusė distancijos, tai širdutė dar laiko, iš kvėpavimo girdit, kad ir plaučiai laiko, tai nežinau, dar pusę liko įveikti. Tai ką, pavyko užbaigti pirmą treniruotę, net nežiūrėjau per kiek, bet vis tiek pasidalinsiu visais duomenim, čia kažkur ekrane uždėsiu. Įspūdžiai neblogi iš tikrųjų, kol kas po pirmo bėgimo, ganėtinai nesudėtingai įveikiau, nors iš manęs gal ir nesimato, bet kažkaip galvoju, biškį bus sunkiau. Aišku, apie tempą kalbant, didelio tempo nepalaikiau, nes dar laukia didžioji dalis iššūkio. Bet kol kas vertinu viską labai puikiai, labai gerai pavyko. Dabar, manau, nebijosiu taip kito to bėgimo. Ir po 4 valandų, tai maždaug apie 8. Na ir ką, susitiksim. Nu ką, po biškį jau tenka ruoštis rūbus, ačiū Dievui spėjo išdžiūt viskas, nes tikrai buvo šlapi nuo to lietaus. Jau turim 7:30 beveik, tai praktiškai jau turiu kaip ir bėgt. Nepykit apšvietimui, žinau, kad nėra labai geras, nes šiaip apskritai laukia tamsu ir teko pasiusidėti lempą, bet ir ta lempa nėra, kad baisiai padeda. Tai, nežinau,
jausmai po pirmo bėgimo tiesiog nesijaučiu gerai pailsėjęs, bet nėra kažkas labai baisiai. Aišku, labiausiai gal gąsdina tas lietus, kuris nuolatos į veidą lyja, bet šiaip kol kas tai tikrai smagu savį įsibandyti. Smagu pabandyti antrą bėgimą per dieną, nes nesu niekada bėgęs 2 kartus per tą pačią parą, o čia teks per parą ir 6 kartus nubėgti. Tai kol kas excited galėčiau kaip prieš antrą bėgimą ir tikiuosi ta nuotaika nedings ir po jo. Gerai, antras bėgimas prasidėjo. Nežinau, kiek mane girdit, bet turim apie 8 valandą ir ką tik pradėjau bėgti. Tai savijauta vis dar liuks. Žiūrėsim, kas laukia toliau. Bet tikiuosi tikrai įveiksiu šitą iššūkį ir nereikės pasiduoti, nuleidus galą. Nežinau, ar matosi, bet labiausiai nervina per šitas rudas nesąmonės bėgti, nes yra slidu ir plius kojas apsitaškai. Nu ką, pabėgiau antrą bėgimą. Nu šitas jau toks sunkesnis, nemeluosiu. Jau nuo pradžio jautėsi ant kojų sunkumas. Bet iš tikrųjų net nežinau, reiktų pažiūrėti į tempą. Manau, labai panašių, gal net geresnių nubėgų negu pirmą bėgimą. Ir nežinau, čia kartu ir minusas, nes nesinori per daug išnaudoti jėgų, nesistengiu kažko baisiai rodyti su tuo tempu. Tai norėtųsi pasilikti dar tų jėgų, nes laukia dar 10 bėgimų. Tai tikrai bus kada pavargt. O sekantis bėgimas laukia vidurnaktį, man atrodo. Laukia dabar matematika greitai. Jo, man atrodo, sekantis bus vidurnaktį, tai jau bus tamsu. Ir bus irgi įdomu, nes mėgstu naktinį miestą, mėgstu tas šviesas visas pažiūrėti. Tai manau, bus įdomu. Dabar reikia grįžti, susikelt failus, pailsėti, pavalgyti ir tada susitiksim vėl su jumis. Ir jau beje pradėjo lysti pirmosios tokios mini bėdos, tai dėl viso to šlapumo sugebėjau nusitaškyti kojas ir čia dar nebūtų bėda, nusipraust vandens yra. Bet bėda tame, kad tas purvas patenka ir už kojinės prie bato. Tai pradeda šiek tiek nutryninėti koją, tai jau tokių pirmų mini puslelių jaučiu. Bet tikiuosi čia laikina, reikės susikliuoti pleistrą ir toliau tęsti. Lygiai 10 valandų, vakarienė jau garuoja ant stalo, šiek tiek baltymų, 3 kiaušiniai, šiek tiek angliavandenių, užstrigo žodis. Skanaus man, na o su jumis susimatysim už gerų 2 valandų vertinant mano laiku, na o jūsų laiku tai čia tik sekundė. Na ką, laikas linksmybėms ir vėl pakartot. Šiaip nežinau, manau, daug ko nematot iš tikrųjų, nes pakankamai tamsu, todėl daug ir nerodysiu nieko. Esmė, kad turim praktiškai lygiai 12 valandų, bet minutės 12, tai pradėsiu savo 3 bėgimą naktį. Dar pakankamai judesys nemažas, tai manau liūdna nebus. Dar pamiršau paminėti, kad per tą pertrauką, kol čia nebėgau, tai neblogas uraganas toks praėjo, ir griaustinio buvo, ir vėjo, ir lietaus. Tai tik džiaugiuosi, kad viskas jau praeity, viskas pamiršta ir dabar turim ganėtinai neblogą orą, neskaitant tų balų, kurias reikės žiūrėti ir nebūtų smagu jas įminti. Tik noriu pasirodyti, kad grįžau sveikas gyvas, 3 bėgimas įveiktas, o dabar, žinokit, einu miegot. Labanakt. Labas rytas, o gal turėčiau sakyti labas naktis. Tai tik pramerkęs akis supratau, kad čia ir prasideda tikras iššūkis, kai reikia atsikelt naktį, kai tas miegas nekokybiškas, nes bijai pramigt. Tai iš tikrųjų gal nieko net ir nelauksiu, greičiau susikliuoju pleistrus ir judu į trasą, kad galėčiau vėl greičiau grįžti į lovą.
Šiaip iš tikrųjų, duokit 5, kas keliatės taip anksti. Neįsivaizduoju, kaip reikėtų gyventi, jeigu reikėtų keltis nuolatos taip anksti. Nesu visiškai rytų žmogus, bent jau tokių rytų žmogus. Ir aišku, faina, čia dabar reikėjo iššūkį ir panašiai. Iššūkis kažkaip motyvuoja keltis, bet jeigu taip reikėtų keltis, nežinau, nuo kokių 6 rytų pamaina į darbą būtų, tai nežinau. Nežinau, kaip reikėtų padaryti. Tikrai ilgai neišdirbčiau tokio darbo. Tai sveikinimai jums, kas keliatės taip anksti ir ilgai išlaikot savo darbą. O aš jau žygiuoju namo. Ką tik po bėgimo. Dabar turim 4:30. Tai va dar biškį atsipalaiduot, praseit. Ir tada grįšiu namo. Kitas bėgimas nusimato 8 valandą. Tai nežinau, ar pavalgyti reikės, ar nereikės. Greičiausiai gal ne, nes taip anksti nevalgau. Tai grįžęs bandysiu eit dar pamiegot. Labas rytas, štai ir aš. Šiaip labai gerai miegojau. Taip gerai miegojau, kad praktiškai pramiegojau. Bet viskas gerai, spėjau laiku. Na, kaip laiku, aišku, šiek tiek madingai vėluoju, kaip visada, bet dabar yra po 8 kelios minutės ir jau tuoj pradėsiu savo 5. bėgimą. Turim 5 bėgimo pabaigą. Šitas daugiausia pareikalavo. Nu, nežinau, kažkaip buvau nusteikęs ypatingai gerai prieš bėgimą. Bet dabar kažkaip jau suprantu, kad galbūt jau prasideda tas pats sudėtingumas, jau kai ir kojos sunkios, jau nebesinori, emocinis nuovargis po nakties atsiranda vis tiek šioks toks. Tai nežinau, reikės stipriau save pušinti tikrai. Aišku, tempas nėra toks blogas, naktį tikrai lėčiau nubėgau, bet jau po biškį. Na ką, pusryčių metas. Pusryčiam grikiai, nėra labai seksi, bet reikia valgyti kas naudinga, tai angliavandeniai, energija, kurios tikrai dar prireiks, nes už poros valandų jau kitas bėgimas, o jaučiuosi tikrai ne kažką. O už lango turim tipinį Liepos orą, nesakykit, jau tikrai, jau ši vasara tapo tradicija turėti tokius orus, nes dažniau lyja negu yra saulėta. Tai turim tradicinį orą, vėl šlapia, vėl reikės bėgti per lietų. Na, bet ką jau padarysi. Vienintelė mano viltis, kad bent kartą per šį bėgimą išbėgsiu, kai bus geras oras, sausa, nebus balų, nereikia žiūrėti, kad įlipti į valą ir neapsitaškysiu kojų. Na, o dabar bėgu valgyt ir susimatysim greičiausiai jau trasoje. 5. bėgimas. 6. bėgimas. Po šio bėgimo bus lygiai pusė. Let's go. Atbėgau iki stadiono, pasukiot ratų ir nepasitikėsit, kas buvo. Buvo išlindus saulė. Šiaip žiauriai karšta, visur bėga prakaitas, bet nieko. Didelė motyvacija yra tas, kad jau bus lygiai pusė. Lygiai pusė bus įveikta ir liks tik dar 6 bėgimai. Tai kas čia tokio, ar ne? Nu ką, 6. bėgimas užbaigtas. Emocijos tokios nelabai. Nežinau, ko toliau to sunkiau į tą būseną transo kažkokią nueit. Nes jau reikia pradėti, kai pradedi bėgti, reikia dar įsibėgti. Nes dažniausiai būna taip, kad neužtenka jėgų, skauda kojas, tai kol įsibėgi, kol pramankštinėjas, tada jau įpusėji. Nu ir paskui tą finišą damušt tikrai sunku. Nežinau, jau kažkaip
atsiliepia ir ant kvėpavimo. Tiesiog jau nuovargis spaudžia. Tai kaip ir normalus dalykas, bet liko dar pusę įveikti. Aišku, jau tik pusė, buvo 2 dienas, dabar tik 1 liko. Tai kaip nors jau patiek tikrai nepasiduosiu. Jeigu reiks ir iš lėto nubėgsiu, bet vis tiek nubėgsiu. Sėdžiu ant lovos ir galvoju, reikia padaryti tokį mini update'ą. Vis tiek jau praėjo tokia simbolinė riba. Ir nežinau, jeigu atvirai, tai nežinau, kaip reiks įveikti kitą pusę, nes dabar su kiekvienu bėgimu darosi vis prasčiau ir prasčiau. Apskritai mano gyvenimas dabar perėjo į tokią kokono fazę. Viskas, ką veikiu grįžęs, tai tiesiog nueinu po dušu ir gulinėju nuo vienos lovos ant kitos iki sekančio bėgimo. Tai viskas vyksta grynai iš emocijų, iš valios, iš to, kad reikia. Ir šiaip džiaugiuosi, kad jį filmuoju, nes jei nefilmuočiau, tai būtų dar viena priežastis man sustot. Bet dabar jau negaliu sustot, kaip aš įkelsiu nepabaigtą video. Šiaip prieš patį iššūkį negalvojau, kiek yra mažai tos 4 valandos. Atrodė jo, daug, turi 4 valandas tarp bėgimų, tai čia dar aibės laiko, čia galėsi pasidaryti darbus kažkokius, dar kažką. Bet iš tikrųjų yra taip, kad grįžti, prasibėgi, koks pusvalandis praeina, kol grįžti dar tiek 15 minučių, tada nusiprausi ir bendroji sumoji realiai jau praėjus valandą, tai tau lieka 3 valandos iki kito bėgimo, tada kokią 15 minučių reikia išeiti anksčiau prieš bėgimą, kad suspėt, apšilt biškį ir panašiai. Tai bendroji sumoji gaunasi, kad turi apie 2 valandas 40 laiko tarp bėgimų ir jas gali panaudoti kaip nori. Bet prieš viską galvau, kad aš jas išnaudosiu produktyviai, pasidarysiu darbus, gal susikelsiu video editinimui, pradėsiu gal net editinti video, bet iš tikrųjų nieko panašaus, nieko nesinori daryti, tik sėdėti, žiūrėti teliką, scrollinti telefone ir tylioj agonijoj laukt sekančio bėgimo. Eik savo gaut, kaip specialiai dar vėjas pakilo ir aišku visą laiką reikėjo bėgti prieš vėją. Pliusas tas, kad galėjau bėgti be kepurės, tai galva biški saulės gavo, nes dabar jei kaip niekada vitaminas yra reikalingas, tai paguoda tik tokia. O aš ką, įveikiau 7. bėgimą. Kai tik išėjau, tai vėl saulė švietė, bet kaip mato, turim tokius debesis, tai biškiai neramu buvo, kad neužkluptų lietus. Bet viskas gerai gavosi, lietus neužklupo. Ir sėkmingai įveikiau bėgimą. Dabar 4 valandom galiu pamiršti tą kančią. Einu namo. Manau, biškiai prigulsiu po guliuko. Ir tada žiūrėsim reikalus jau nuo ten. Tas debesėlis toks nelabai man patinka. Tikiuosi, čia jis nueina. Nežinau, kiek girdit mane, bet skausmas kuo toliau, tuo stipriau varžo judesius. Dabar ne tik raumenis ir sąnarius skauda, bet jau ir pleistro reikia, vienu daugiau. Tai biškį palaukit per džiunglės. Tai jau jaučiasi, jau galiu pasakyti tikrai. Aišku, po praeito bėgimo nuotaikos tikrai neblogos. Įdomu, kaip po šito bus. Nes iš tikrųjų, kaip užsibaigia paskutinis, tai labai įtakoja nuotaiką ar laukimą kitam bėgimui. Tai tikiuosi, šitą irgi gerai užbaigsiu ir tada naktį jau galėsiu su gera nuotaika bėgti. Nes šiaip jau naktį yra pakankamai sunku bėgti, reikia nemiegoti. Tai jei dar nuotaika bloga, tai iš višakės. Todėl reikia tikėtis geriausio. O aš va čia džiunglėse. Fucking easy. Liko kilometras. Sudraskysiu aš toks likusius kilometrus. Lengva kaip peiliu per sviestą. Nulaužtas iššūkis, nuhekinau. Galima nepasigailėti dabar likusių kilometrų. Kasgi čia pareina. Ar tik ne lietus? Gerai, kad jau viskas. Liko 500 metrų. Labai gerai, kad pavyks išvengti.
Gerai čia gavosi. Greičiausių tempų šiandien. Bent jau taip manau, reikės dar pasižiūrėti į skaičius, bet kiek žiūrėjau kas kilometrą, tai greitis labai pagirtinas, manau. Bent jau mano apsukom. Ir šiaip pasikūrimas yra max. Labai gerai sekėsi, liuks nuotaika. Ir dabar bus smagu laukti ir kito bėgimo. Ir po vieną mes juos tikrai sudarosim. Dabar klausia turbūt dėl ko taip arti kalbu. Tai nežinau viskas kaip girdėsis, bet kaip matot, nuolatos aplink mane važinėja mašinos, dar pučia vėjas. Tai tikiuosi kažkas girdėsis. Ir taip jau stengiuosi iš ko arčiau kalbėti ir garsiai rėkti. Na ką, penktadienio vakaras. Tiksi paskutinės Liepos 11 dienos minutės. Lauke 16 laipsnių Celsijaus. Žmonės ilsisi po darbo savaitės namuose ar kažkur mieste išėję. O aš tęsiu kelionę su savo vidiniais demonais. Ir pasiruošęs bėgti dar vieną bėgimą. Po paskutinio bėgimo nuotaika nebloga, bet aišku, tie vakariniai bėgimai vėl kitokie, vis tiek tas tokia tinginystė egzistuoja ir tikrai reikia per save lipti, kad 12 vakaro išeiti lauką prasibėgti. Na, bet jau nebedaug liko, realiai paskutinis bėgimas, kada bėgu 12 valandą, tai motyvacija tokia. Žodžiu, situacija tokia, kad nori atsirašyti vienas sportbatis, nežinau kaip čia matos, bet priekį jau pirštelis nori įsimušti langą ir pamojuoti visiems. Ir nežinau, ar čia dėl to, kad reikia nagus dažniau kirpt, ar tiesiog taip užsimanė. Šiaip iš bato atrodo, kad aš nežinau, kur aš bėgioju, o bėgioju tiesiog miesto gatvėmis. O mano planas dabar eit praustis ir kuo greičiau eit miegot, nes kad ir 10 papildomų minučių miego, kai miegi bendrai sudėjus 3 valandas, tai yra didelis skirtumas, todėl norisi kuo greičiau eit, pailsėt ir kad kuo įmanoma šviežesnis būčiau 4 ryto. Daugiau neturiu ką pasakyti, iš tikrųjų galva tuščia, visos mintys sukasi tik apie likusius bėgimus, todėl ilgai savęs čia nekankinsiu ir susimatom 4 ryto. Visiškai nenorėjau keltis ir negana to visas bėgimas persikėlė ir į miegą, nes sapnavau kažkokias bėgimo komandas, kažkokius iššūkius, nežinau, tikiuosi čia pataisoma pasąmonės būklė, nes jeigu susivariau psichiką, tai nieko gero. O jeigu kalbant rimtai, tai miegojau pagal laikrodį apie 1:40 tik, nes realiai atsiguli, kol užmiegi, tai kokie pusę valandos praeina. Todėl visos mintys tik tais, kad greičiau atbėgt, grįžt namo ir varyt miegot. Šeštadienio rytą pasirodo tokių durnelių kaip aš nelabai yra. Gatvės tuščios, viena kita mašina. Kaip gaila, kad negaliu paglostyti. Jau beveik baigiau, bet dar porą keliasdešimt gal metrų liko. Tai teko atsisakyti šitos galimybės, kurią man numetė likimas. Ir ant tų žodžių viskas. Pagaliau įveikiau per 22 minutės ir 3 sekundės. Tai neblogas toks tempas, sakyčiau. Ne tie pirminiai tokie, bet vis tiek neblogas. Jau biškį ir organizmo atmetimo reakcija prasideda, nes pulsas jau pakilo. Jau dabar apie 170 buvo beveik viso bėgimo metu, ten 105, 170. Tai jau po biškį kyla, tikiuosi nepradėsis labai ten kosmiškai šokinėti, nes kol kas tai viskas su juo gerai sekėsi. O dabar, žinokit, kaip ir žadėjau, lekiu tiesiu taikymu į namus, į dušą ir į lovytę. Čiau, bambino.
Labas rytas, tik pažiūrėkit, ką šiandien turim. Gražų ir saulėtą šeštadienio rytą. Ir pasirinkau maršrutą nubėgti tokį kaip vakar vakare. Nes galvoju, gal bus tokia motyvacija. Vakar vakare lengvai manis ten įsiveikė, tai galbūt ir dabar lengvai įsiveiks ir bus tokia motyvacija. Ir dar vienas dalykas, kad vieną savo klaidą atradau, kad neturėjau ko užkąst namuose. Jaučiu tokį alkį ir iš tikrųjų bijau, kad dėl to alkio nebus energijos, nes tuščiu skrandžiu bėgti nėra geras pasirinkimas, nebent jau noriu labai kalorijas degint, o mano tikslas nėra toks. Ir plius šiaip organizmas nusekęs, tai kažin kaip man tai atsilieps. Pagaliau. Įveiktas jubiliejinis 10 bėgimas. Nežinau, apsiverkčiau turbūt, jei nebūčiau vyras. Ne pati geriausia idėja, tuščiu skrandžiu buvo bėgti tikrai. Tai reikės pavalgyti ir tikiuosi tie 2 paskutiniai bėgimai bus ledas. Jau pavyks atbėgti, nes jėgų visiškai nėra. Noriu spaust, bet nežinai iš ko spaust. Tai nežinau, grinai viskas iš minčių susidėjo. Ir mintys padrikos, bet kažkaip pavyko. Ačiū Dievui. Šitas bėgimas bus tylusis, turbūt nieko nekalbėsiu, tiesiog padarysiu tą, ką reikia ir tiesiu taikymu namo. Artėja maksimalių išbandymų metas. Jau kiek? Mažiau nei valanda liko iki sekančio bėgimo, paskutinio bėgimo pagaliau. Ir matot, aš jau pasiruošęs su maike bėgimo, bet viskas tik tam, kad nemažai reikalų iš tikrųjų yra pasidaryti dar iki to, kadangi, kaip ir minėjau, pūslės ant kojų jau tapo nepakeliamos. Realiai tokiose vietose atsirado, kokiose net niekada man nėra ir buvę jų. Ir nežinau, kėdai atrodė patogus, bet turbūt dėl per didelio krūvio, dėl dažno dėvėjimo, dėl bėgimo jos atsirado. Tai reikės, nežinau, bandyti užsikliuoti pleistrais, vazelinu pasitept, nežinau, kažką daryti, gal ir avalynę net pakeisiu, kad būtų tik patogiau bėgti. Ir aišku, blogiausia atveju liko tik vienas bėgimas, tai jau kažkaip atkentėsiu ir jau su esama situacija. Pats raumenų skausmas jau prie jo yra priprantama, kad skauda blauzdas, šlaunis, kelius, jau čia kažkaip normalu ir nevargina tiek tas skausmas, apart kiek mano minėtų pūslių. Tai va, jeigu eliminuoji tą skausmą, tai tas nuovargis yra priprantamas, iš jo gali įsibėgėji, prasibėgi ir tada jau ties viduriu atkarpos būna daugmaž gerai, bet va, tos pūslės tai tikras vargas. Geriausias iššūkio draugas, labai iš tikrųjų pasitarnavo manis, labai pagelbėjo, tai čia pleistrai iš Lidlo. Labai gerai laiko iš tikrųjų, net nuplėšt būna ganėtinai skausminga procedūra, nes ant pūslių klijuota, tai savaime suprantama, bet jeigu reikia gerų, patikimų ir pigių pleistrų svarbiausia, tai Lidle puikus pasirinkimas, tokia mini rekomendacija nuo manęs. Nežinau, nieko nesimato, bet paskutinis paspaudimas, paskutinį kartą užsidedu treniruotę, kad skaičiuotų kiek nubėgu. Aleliuja. Net oras, kad taip kvepia atrodo. Vidury bėgimo nusirašė kairys kelis kažkodėl. Nežinau, tai tenka dabar taip įdomiau koją biškį padėliot. Bet nieko, artėjom link pusiaukelės.
link 2 kilometrų. Tai, manau, kažkaip jau, jei reikės ir dašliaušiu iki to finišo. Viskas. Pagaliau. Paskutinė atkarpa įveikta. Nu, kai atsirašė tas kelias, biškį sunkiau buvo bėgti, nemeluosiu. Bet kažkaip dabar taip džiaugiuosi, kad daugiau nereikės ruoštis, nereikės bėgti, nereikės sekti to laiko, kada išeit, kad suspėt nubėgti. Žiauriai džiaugiuosi. Aš tai padariau. O, nu, geras jausmas, tikrai geras jausmas. Nežinau, neturiu net ką pakomentuoti, iš tikrųjų daug emocijų viduj, bet pagrindė džiaugsmas. Ne dėl to, kad įveikiau, bet už tai, kad nebereikės daugiau eit 12 nakties, 4 ryto, nereikės keltis 8 ryto, kad tik išbėgti. Pagaliau galėsiu grįžti į normalų gyvenimą. O, nu, nebloga čia kelionė buvo. Norit atskleisiu paslaptį, kaip atskirti, kur yra geri kedai? Jau puola odai. Norit atskleisiu paslaptį, kaip atskirti, kur yra geri kedai? Geri kedai yra tuomet, kai net ir suskilę, tu juos pasilieki ir jų neišmeti. Ir va, būtent tokiom akimirkom panaudoji. Šiaip žiauriai išgelbėjo man patirtį bėgimo. Daug lengviau buvo su jais bėgti. Aišku, greičiausiai čia dėl jų ir buvo, kad tą kelį pradėjo skaudėti, nes bebėgant tokį aštresnį skausmą pajutau, bet paskui kažkaip ir įsibalansavo. Aišku, biškį išlubavau toks lengvai, bet nieko. Kažką reikėjo paaukoti, bet visiškai nesijautė pritrintų pūslių. Tai išgelbėjo šitoj situacijoje, o ten skausmas ir buvo didžiausias ir nemaloniausias, todėl aš jiem atleisiu šitą jau. Na, o dabar nežinau, turbūt viską pranešiu vėliau, dabar labai nesigalvoja, tai susitiksim už jūsų gyvenimo keletos sekundžių. Labą dieną su vištiena! Nepatikėsit, kaip gera su jumis sveikintis ir tuo pačiu žinot, kad nereikės kankinti savęs dar vienu bėgimu. Turim nuostabų orą, sekmadienį. Ir nežinau, manau, būtų puikia proga padaryti tokį mini apžvalgėlę apie visus mano bėgimus. Plaukit, pažiūrėsiu, čia saulė, gal taip va geriau bus. Apie visus mano bėgimus, visus skaičius, apskritai mano savijautą, apie kurią žinau, kad pagalvojot. Tai pradėkime nuo savijautos, kuri iš tikrųjų yra stebėtinai gera. Šiaip jeigu reikėtų vertinti balais, tai manau net kokie 7-8 iš 10 būtų. Kojos dar taip jaučiasi nuovargis, traumos praėjo, turbūt, bent jau nebeskauda šiandien, aišku, vakar buvo bėdų, bet šiandien tai viskas uogytė. O pūslės, nu, su kita valyne viskas daug geriau, aišku. Dabar noriu papasakoti istoriją, koks aš durnelis esu. Žodžiu, vakar po bėgimo prisėdu, galvoju, pasidarysiu tuos visus skaičiavimus. Pasižiūrėsiu skaičius, kad, žinot, pasidalinsiu su jumis įdomią statistiką. Atsidariau programėlę, kuri ten visus mano bėgimus sekė. Pasižiūriu, 13 bėgimų. Galvoju, nu, negali būti. Tada pasitelkiau kitą skaičiavimo būdą. Žinot, tą gerą patikrintą ant 5 rankos pirštų. Skaičiuoju, nu tikrai 13 bėgimų. Tada dar kartą persižiūrėjau ir nemelavo programėlė, vis dėlto reikėjo gal pasitikėti iš pirmo karto. Tai buvo nubėgta 13 kartų, kai reikėjo 12. Tai gavosi, užsimečiau vieną ekstra bėgimą. Aišku, čia nieko tokio, bet kai žinai, kad galėjai save kankinti vienu kartu mažiau, tai biški gaila buvo. Tai, bet toks juokas pro ašaras. O dabar jau, kai viskas praėjo, tai gerai, kad nežinau prieš viską, kad aš taip apsikvailinsiu. Gerai, dabar įdomioji statistika. Tai per visus savo bėgimus nubėgau iš viso 52 km. Iš viso sudeginau 3920 kažkiek, man atrodo, kalorijų. Na, apvalinam, 3900 kalorijų.
ir vidutinis kilometro įveikimo tempas buvo 5 minutės ir 26 sekundės. Taip, žinau, kad tempas nėra idealus ir tikrai būtų kur patobulėti ir kur mane aplenkt, bet tik priminsiu, kad aš nesu bėgikas. Apskritai prieš šitą iššūkį nubėgau gal 7 kokius kartus ir 4 km ribą gal viršiau kokius 3 iš jų. Likusius kartus net nenubėgau tų 4 km atstumo, tai nežinau, šiaip ar čia reikia stebėtis, kad pavyko man tai iššūkį, ar nereikia stebėtis. Apskritai padariau labai daug klaidų. Vienas iš jų buvo su mityba, nes neturėjau pasirūpinęs kažkokių greitų užkandžių, kurie suteiktų energijos, kurios keliais momentais, kaip ir minėjau, tikrai pritrūko, ypač po nakties ir tais rytiniais bėgimais, kai visą naktį nevalgai. Kitas dalykas, negalvau, kad tos 4 valandos yra tiek mažai, nuvertinau galbūt tą galvoje, 4 valandos čia daug laiko, bet tos 4 valandos žiauriai greit praeina. Jau nekalbu apie naktį, kai reikia miegot, bet ir dienom tos 4 valandos labai greit praeina. Teko porą kartų nueiti ir pietų miego, kad atsistatyti, nes nuovargis tiesiog jau laužė į visas puses. Bet viską bendrai vertinant, manau, iššūkis pavyko. Džiaugiuosi rezultatu, džiaugiuosi, kad įveikiau. Ir jeigu reikėtų vėl iš naujo pakartot, žinant viską, ką žinau dabar, nežinau, ar kartočiau. Jeigu jums patinka save kankinti, tai galit pamėginti, aišku, kodėlgi ne. Bet šiaip nežinau, kokios naudos iš jo išpešiu. Galbūt ateityje ateis kažkoks supratimas, nes dabar tiesiog džiaugiuosi, kad uždėjau varnelę, kad iššūkis įveiktas ir viskas. Nejaučiu kažkokio džiaugsmo viduj, kad aš tai padariau. Aišku, čia vaizdo įrašo dalykai ir visa kita, bet jeigu nebūčiau filmavęs, tai nežinau, ar man būtų iš vis kažkoks džiaugsmas apart to, kad pagaliau baigėsi. Na, o dabar iš manęs būtų tiek. Todėl jau tradiciškai, aišku, kurį laiką neteko daryti, bet atgaivinam tą tradiciją, kaip visada. Iki.